Tai praeitą kartą, jeigu mes taip kalbėjomės labai stipriai apie psichologinės nuostatas mūsų vidų, tai šiandieną mes tuo pačiu ne tik tai žiūrime į vidų, bet žiūrime šiek tiek ir į išorę, kalbame apie mūsų tuos klientus ir kaipgi mums dar profesionaliau, nes tą mes jau ir darome profesionaliai, bet dar profesionaliau pasirūpinti šitais klientais. Tai taip pradedant norėčiau, kaip visada, trumpą tokį žodį prisistatymo. Tai aš esu Darius Jokūbas, TMD Partners komunikacijos konsultantas. Specifiškai savo karjeroje konsultuoju įmonės, organizacijas būtent įtakos klausimais. Ir tai įeina ir pardavimai, tai įeina ir klientų aptarnavimas, ir įvairiausi kiti būdai, kaip mes parduodame savo idėjas vieni kitiems. Tai šiandieną taip ir eisime šito tema labai stipriai į pardaviminę tą temą. Tik tais tam, kad galėtumėm efektyviai dirbti, norėčiau pradėti šiek tiek nuo pradžių. Taip, tie kūdikiai, tai galbūt ne nuo tokių pradžių stiprių, bet nuo šiek tiek pradžių. Tai prisiminkime šiek tiek, o apie kągi mes kalbėjome praeitą kartą. Nes šiandieną yra tęsinys, o kaip man visą laiką sakydavo, kartojimas yra mokslų motina, tai toks trumpas pasikartojimas prieš žengiant į naują temą, manau, bus labai efektyvu. Tai prisiminkime nuo to, kad pradėjome mes praeitą sesiją nuo to, o kodėl mum yra svarbu laimingas klientas. Ir man tai yra absoliučiai pats svarbiausias klausimas, kalbant apie klientų aptarnavimą. Nepaslaptis, kad klientų aptarnavimas yra, keliaujant per daug organizacijų, galiu pasakyti, vienas sunkiausių darbų pasaulyje. Ir ypač kalbant apie žmonės, kurie dirba parduotuvėse, dirba tiek ir aprangos ar bet kokioje kitoje vietoje, kur mes kiekvieną dieną turime užsidėti tas kaukes. Ir nepaslaptis, kad tas kaukės užsidėjimas, jisai turi tam tikrą kainą. Todėl mums reikia labai patiems suprasti, o kodėl aš deduosi tą kaukę, kodėl man reikia įdėti tą papildomą energiją, kad mano klientas būtų laimingas. Tai tas savanaudiškas toksai požiūris į šitą klausimą yra labai svarbus. Ir praeitą kartą mes taip ir jūsų pagalba išsigryninom keletą tokių pagrindinių turbūt taškų, kodėl mums svarbu tas laimingas klientas. Tai pirmasis turbūt toksai, kuris atsirado, tai kad mes jaučiamės gerai. Paprasčiausiai užmegzdami kontaktą, turėdami šiltą santykį su žmogum, kurį mes aptarnaujam, tai yra geras jausmas man. Aš jaučiuosi, lygtais darau kažką svarbaus. Aš jaučiuosi, lygtais aš turiu kontaktą su to žmogum ir mes kalbam kaip žmogus su žmogum, o ne aptarnautojas su kažkom, kas prašo kažkokios paslaugos. Tai, man atrodo, irgi yra labai labai svarbus dalykas, kad mes iš tikrųjų vieni su kitais būtumėm žmogiški, taip, o ne žmoniški. Tai toks skirtumas tarp žmogiškumo ir žmoniškumo. Kitas dalykas, kurį mes išsigryninom, tai buvo tai, kad mūsų klientai perka daugiau, vadinasi, mes uždirbame daugiau. Tai irgi labai fainas toksai savanaudiškas būdas pateisinti, kodėl mums reikia iš tikro taip stipriai susikoncentruoti. Ir ką mums tyrimai rodo iš tiesų apie klientų aptarnavimą. Tai kad organizacijos, kurios turi aukštesnį lygį aptarnavimo, čia tyrimai rodo iš Forrester, tokios didžiulės įmonės, kuri užsiema būtent klientų aptarnavimo tyrimais, kad tos įmonės, kurios investuoja į klientų aptarnavimą, stengiasi aptarnauti, sukuria šiltą santykį su savo klientais, jos uždirba apie 2 kartus daugiau negu tos, kurios visiškai į tai neinvestuoja. Tai tam pačiam viršui šitų geriausiai aptarnaujančių grąža yra labai didelė. Tik tais kartais ta grąža nebūna tą pačią dieną. Tai organizacijų grąža iš klientų aptarnavimo, jinai sugrįžta šiek tiek vėliau. Po kelių kartais metų, kartais po metų, bet tai nebūna tą kitą dieną. Dėl to dažnai organizacijos ir nesupranta, kad mums taip reikia investuoti būtent į klientų aptarnavimą. Nes mes visi šiais laikais ieškome greito atsakymo, greitų pinigų, greitų galimybių. Bet jeigu mes iš tikrųjų norime, kad organizacija gyvuotų, kad jinai augtų, tada mums būtina yra žvelgti į klientą, nes tai yra tie žmonės, kurie mums neša viską. Taigi, kitas dalykas, kurį mes aptarėme, buvo tai, kad mes iš tiesų išvengėme konfliktingų klientų. Taip, mes išvengėme tų klientų, kurie ateina į pokalbį jau su pretenzijomis, ateina į pokalbį jau su kažkokia neigiama nuotaika, jeigu mes padarome viską, kad jie būtų laimingi.
Ir šitoj vietoj patys mažiausi dalykai, nusišypsojimas, pasisveikinimas iš tikro gali labai stipriai nuimti tą tokį užsidegusį klientą. Pagalvokit patys apie save, jeigu jūs ateitumėte į parduotuvę, užsidegę išsikovoti kažko ir jūs pasitiktų kažkas su šypsena, nuoširdžia šypsena ir sakytų labą dieną, ko galėčiau jums padėti, ar jūsų ta emocinis intensyvumas toje vietoje nenukristų šiek tiek. Tai iš tiesų jisai nukrenta, tik tai šitoj vietoj, kur mes labai dažnai klientų aptarnavime padarome klaidą, kad išmokstame pasakyti labą dieną ir nusišypsoti, bet tai tampa robotizmo tokia dalis, kur mes tiesiog labą dieną, kom galėčiau padėti, bet ne iš tikro nuoširdus požiūris į tą žmogų. Šitoj vietoje aš tikrai paskatinčiau jūs visus, jeigu pasitreniruoti šitą klausimą, padarykite tai prieš veidrodį, padarykite tai prieš, nusifilmuokite, įsirašykite save, kai jūs kalbate, tai turi skambėti nuoširdžiai ir jūs patys žinot ir tikrai žinosit, klausydami savęs arba matydami save, ar tai yra nuoširdu, ar tai yra suvaidinta. Čia reikia tapti tiesiog, kaip čia sakant, geresniais aktoriais. Tai mes visi esame aktoriai savo kasdienybėje, bet jeigu mes tą praktikuosime ir darysime iš tikro nuoširdžiai ir ieškosime, kaip pagerinti tą mūsų pasisveikinimą, ar net mažiausias tokias frazes, tada mes galėsime būti tobulesni. Ir paskutinis toksai punktas, apie kurį mes kalbėjome, buvo tai, kad iš tiesų mes nešame savo parduotuvės vardą, mes nešame savo organizacijos vardą kartu su savim, bet kur mes, kur ateityje keliausime, tai bus vardas, kurį aš nešios. Tai nepamirškime to, kad ateityje nebūtinai mes visi amžinai dirbsime toje pačioje vietoje, bet jeigu aptarnavimas arba kokybė čia, kur aš dirbu, yra aukšta, kai aš keliausiu į kažkokią kitą vietą, manęs kitos organizacijos norės arba kaip tik labai labai nenorės. Tai labai toksai savanaudiškas požiūris, kalbame apie ilgalaikę perspektyvą, bet man iš tikrųjų labai apsimoka, kad tiek aš, tiek mano kolegos investuotumėm į tą klientų aptarnavimą, nes mes iš tikrųjų sukūrėme kitiem patirtis ir visos kitos organizacijos yra lygiai taip pat mūsų klientai. Ir čia itin svarbu jūsų organizacijai. Nes jeigu mes kalbėtumėm apie kažkokį pardavimus B2B, tai yra tik verslo pardavimai, vieno verslo į kitą verslą. Tai ne visi verslai tikrai vieni su kitais prekiauja, bet absoliučiai visi žmonės eina apsipirkti rūbų, visi žmonės keliauja per parduotuves, vadinasi, jūs esate visada matomi ir tai dar tik labiau padidina poreikį jum kokybiškai aptarnauti, kad jūsų klientai būtų laimingi, nes visi jūsų vardą žinos. Tai tokie galbūt 4 taškai, jų buvo ir daugiau, kiekvienas randame ir asmeninį tokį tašką, o kodėl man svarbu laimingas klientas, bet nepamirškime, kad tai yra itin svarbu ir kartais mums reikia pakartoti savo, o kodėlgi man yra svarbu, nes yra labai lengva kartais sakyti, šiandien neturiu jėgų ir neturiu noro aš čia su jais užsiminėti. Tai pasikartokime savo, kodėl man tai yra svarbu, kartais net kiekvieną rytą yra sveika labai tą padaryti. Keliaujant toliau, mes labai daug laiko praleidome ties tuo, o kasgi nulėmė mano elgesį. Nes taip, vienas dalykas tai yra motivacija. Ar aš esu motyvuotas, tai aš žinau, kad laimingas klientas man svarbu, bet tiesa, būkime bėdni, bet teisingi, kaip sakome, ne kiekvieną dieną atsikelsime motyvuoti. Visi žinom, jeigu pradedam sportuoti, gal vieną savaitę ta motivacija būna, bet paskui reikia kažko kito. Ir tada mes turime pradėti galvoti, o kas iš esmės nulėmė mano elgesį, kodėl aš kartais vengiu, tarkim, klientų. Ir tai yra tikrai nepaslaptis. Labai dažnai klientų aptarnavime mes pasislepiame nuo klientų, mes ieškome, kaip nuo jų pabėgti, mes sakome savo, neturiu dabar laiko. Labai dažnas dalykas, bet kokioj industrijoje, kai kalbame apie klientų aptarnavimą, žmonės sakys, žiūrėk, neturiu aš laiko, man reikia ir tą daryti, ir aš tiesiog bėgu iš vieno galo į kitą. Ir taip, aš su jumis sutiksiu, ypač jūsų versle, ypač jūsų darbe, būna laikotarpių, būna dienos turbūt metu, tam tikros valandos, kur jūs laiko absoliučiai neturite. Bet yra tuo pačiu ir tas laikas, kai tikrai tų klientų nėra, antplūdis didžiulis jūsų parduotuvėse, kada to laiko yra. Ir tai tampa iš tikrųjų tokie pasiteisinimai savo, nes mes kaip žmonės mes norime save apsaugoti vis dėlto. Jeigu aš turėjau praeityje kažkokią nemalonę situaciją su klientu,
Žiūrėk, tai man jau sukuria tam tikras nuostatas. Ir čia mes pradėjome kalbėti apie įvairiausias nuostatas praeitą kartą. Netgi testavomės, ar mes turime nuostatų su mūsų glumo raganų istorija. Ir kadangi mūsų smegenys iš tikrųjų yra sukurtos tam, kad mus apsaugotų, tai dar tik vienas kūne organizmas, kūno organas, kuris mus saugo, jos iš tikrųjų labai gražiai tą daro. Tai jos mums sukuria tam tikras nuostatas. Turime nuostatas, kad va šiti nepirks, arba šitas čia atėjo tik tais pasižiūrėti, čia nėra ko prie jo prieiti, tam, kad mes apsisaugotumėm nuo nemalonių situacijų, kurios galėjo nutikti. Ir tuo pačiu mes turime nuostatas dėl to, kad mes ir patys esame labai dažnai klientai. Ir kai mes patiriame nekokybišką kliento aptarnavimą arba pardavimą, brukimą, kai mes einame į kitą parduotuvę ir mums kažkas tiesiog sukuria nemalonų jausmą per tai, kiek mus spaudžia, kad mes kažką pasimtumėm ar nepasimtumėm kartu išeinant, ilgainiui tai man sukuria labai didelę nuostatą ir aš noriu netapti toks. Taip? Aš nenoriu būti tas pardavėjas, kuris bruka, arba tas žmogus, kuris taip elgiasi. Todėl mes irgi save labai dažnai apsaugome. Tai šitoj vietoj, ką mes kalbėjome praeitą kartą ir kas mums yra labai labai svarbu, tai yra supraskime, kad tai yra nuostatos. Ir šitoj vietoj supraskime, kad ne visi žmonės yra vienodi, ne visos situacijos, ne visos patirtis mūsų pasiteisina. Žiūrėkime į jas naujom akim. Kai kurios nuostatos taip, jos yra naudingos, jos apsaugomus, bet reikia, norint padaryti kažką naujo, norint kažkaip naujai judėti ar aptarnauti klientus dar profesionaliau, mums būtina atsikratyti tam tikrų tų nuostatų. Ir ką mes taipogi pasikalbėjome, tai kad tiek ir mes turime tas pačias nuostatas, lygiai tas pačias nuostatas ir mūsų klientai turi. Nes klientai turi tam tikrus lūkesčius, tam tikras situacijas, tam tikras patirtis, kurios jie gali suformuoti ne tik tais mūsų organizacijos parduotuvėse, bet ir visose kitose parduotuvėse. Tai tų patirčių jie gauna labai labai daug ir tai gali sukurti įvairaus tipo lūkesčius. Kartais lūkestis gali būti didžiulis. Taip, įsivaizduokite, jeigu aš eičiau kiekvieną parduotuvę ir visur man siūlytų nuolaidą. Sakytų, vat jum 10, jeigu pirksite, gausit nuolaidą. Arba jeigu aš eičiau parduotuvę ir kiekvieną kartą pasakęs, galėčiau pakalbėti su jūsų vadove ar vadovu, staiga mane aptarnautų geriau. Taip? Tai ilgainiui kas man susiformuoja? Man susiformuoja lūkestis arba nuostata, kad vat būtent taip aš ir galiu. Aš iš visur turėčiau gauti nuolaidą ir dar jeigu dar paspausiu ir pasakysiu, kur jūsų vadovė, kas čia, su kuo man čia kalbėti, tai dar daugiau aš gausiu to aptarnavimo, dar daugiau aš tų nuolaidų gausiu. Tai tampa kartais mūsų klientų lūkesčiais. Ir šitoj vietoj toksai mums atsiranda paaiškinimas. Tai vienas dalykas, valdykime tuos lūkesčius, taip, nes mes savo ateityje susikursime problemas. Ir čia mes mokymės šiek tiek, kaip pasakyti kartais ir ne, kai tas lūkestis yra per didelis, bet tuo pačiu supraskime, kad yra tam tikri pamatiniai lūkesčiai, kurių šiais laikais mūsų klientai tikisi atėję į parduotuves. Ir tai mes išsigryniname per naujausius tyrimo duomenis. Tai yra būtent 3 pagrindiniai lūkesčiai, kurie yra mūsų klientų galvose, kai jie ateina į mūsų parduotuvę. Tai pirmasis lūkestis buvo greitis. Kitaip tariant, mūsų klientai tikisi, kad gaus čia ir dabar. Čia šitas dalykas yra iš 21 metų, bet aš sakysiu, 23 metais turbūt šitas lūkestis yra dar didesnis. Kodėl? Paskutinius keletą metų mes praleidome COVID namuose, praleidome laiką, kai mes turėjome būti, neišeiti iš namų, negalėjome eiti į parduotuves. Ir staiga, kas atsitiko, mes namie pradėjome pirkti viską internetu. O internetu perkant viskas yra ganėtinai greitai ir čia. Žiūrėkit, jeigu aš ieškau suknelės, paspaudžiu mygtuką S ir staiga priešais mane atsiranda. Greitis, absoliutus greitis. Tokio greičio mes niekur kitur negalime patirti. Greitis, kai aš paspaudžiu ir užsisakau ir atveža man kitą dieną ir žiūrėkit, tas laikas vis siaurėja. Dabar maistą mes galime užsisakyti su Voltu ir taip toliau, 40 minučių ir jis jau yra pas mane. Ir tos lūkestis, jisai vis didėja, kad viskas mano gyvenime turi, kai kalbame apie klientų aptarnavimą, ar kai kalbame apie apsipirkinėjimą, viskas turi ateiti kuo greičiau man.
dėl to, kad tai yra kažko, ko aš noriu. Dabar nepaslaptis, kad ne visada mes tą greitį galime parūpinti. Tada mes turime parūpinti kažkokį kitą lūkestį. Taip, mes turime patenkinti kitą mūsų klientų lūkestį. O kitas lūkestis, kurį mūsų klientai turi, tai iš tikro yra žodis empatija arba tas nuoširdumas, apie kurį mes kalbėjom. Ir empatija šito vietoj tai nėra pasijuoksime, pasišypsosime. Tai yra iš tiesų, kad mes užduodame klausimą ir jeigu žmogus sako, ateina pas mus, jisai ateina į parduotuvę, ir čia iš tikro tikras pavyzdys, kitose mokymuose girdėjau iš konsultantės, ateina žmogus į parduotuvę ir jisai su ja elgesi labai nemaloniai. Jisai prašo, kad atneštų vieną dydį batų, kitą dydį batų ir atrodo, kad jam yra labai sunku išsirinkti, jisai ant jos labai pyksta, ją negražiai įvairiausiais būdais vadina, žemina. Ir jinai tada paklausė jo, ar viskas gerai. Labai paprastas klausimas, ar viskas gerai, kuris staiga atrakino, jinai tą padarė labai nuoširdžiai, kaip jinai sako, taip iš tikrųjų pažiūrėjau į akis ir paklausiau, ar viskas gerai. Ir šitas žmogus jai atskleidė, kad nėra viskas gerai, taip, kad nesenai jisai neteko artimo labai žmogaus, kad dabar jisai būtent keliauja į kalnus, nes tai buvo paskutinis susitartas dalykas su jo ir jo to artimu žmogum, kad jie kartu keliaus į kalnus. Ir jisai dabar keliauja vienas į tą vietą ir jisai vat, būtent perka tam batus kelioniai tai. Ir ta empatija, nors žiūrėkit, jinai negalėjo greitai jam atnešti tai, ko jam reikia, bet tai, kaip jie susišildė tą santykį, ne tik tais, kad nuėmė tą emocinę įtampą arba tą jo pyktį kažkokį, kai jisai galėjo pasidalinti, bet tai iš tiesų pavertė jį tuo klientu, kurio mes visi norėtumėm. Taip, tas, kuris mūsų klauso, tas, kuris ateina, tas, kuris sugrįžta ir visa kita. Tai empatija yra labai galingas įrankis. Ir iš tiesų, čia mes ir skiriamės nuo bet ko kito. Čia mes ir galime parūpinti kažką, kas nebus pakeičiama jokio dirbtinio intelekto, jokio kito judėjimo mūsų organizacijose. Mūsų self-checkoutas arba kažkokia dėžutė, kur pats galėtum nusiskenuoti rūbą ir išeiti, nepakeis, vien dėl to, kad klientam vis dar reikia tos empatijos ir klientam mes tą ir turėtumėm parodyti. Tai kad mes esame žmonės vis dėlto, o ne kažkokią tik tais rolę atliekantis asmenys. Ir trečias dalykas, kurį mes taip apsibrėžėme, buvo sprendimas. Tai tai, kad mūsų klientai be abejonės nori, kad mes jiem parūpintumėm kažkokį sprendimą. Jeigu jie turi problemą, jie nori, kad jinai būtų išspręsta. Ir čia mes ir ateiname į šios dienos temą. Būtent nuo šito lūkesčio mes keliaujame toliau į šią dieną. Ir šiandien aš noriu su jumis pakalbėti apie profesionalų tą aptarnavimą. Ta aptarnavimą, kur mes kalbėjome ir praeitą kartą, kur aš iš tiesų išeinu iš tos parduotuvės ir aš galvoju, čia buvo wow. Ir labai retai tai nutinka mūsų gyvenimuose, taip, bet yra vienas kitas pavyzdys, kur aš iš tikrųjų išeinu iš tos parduotuvės ir galvoju, wow, man viršijo bet kokį lūkestį, kokį aš turėjau ir daugiau aš tik tais eisiu tik tais čia, jeigu galėsiu. Taip, ir aš dabar galėčiau, galbūt noriu nusifotkinti net prie tos parduotuvės. Ir aš dabar galėčiau sakyti, jūsų tikslas va taip, kiekvieną klientą aptarnauti. Taip turbūt nebus, kiekvieno kliento mes taip neaptarnausime, bet bent keletui, jeigu mes galėtumėm sukurti tokią patirtį, aš manau, kad aš savo darbą čia atlikau. Jeigu jūs bent keletui savo klientų sukurtumėte tokią patirtį, kur jie sako, čia buvo wow, tada, man atrodo, mes čia rimtai pasikalbam apie kažką svarbaus. Tai kasgi yra tas profesionalus pardavimas? Ir šitoj vietoj aš sakysiu, kad tai yra pardavimas, nes labai dažnai tose situacijose, jeigu jūs sugrįžtumėt atgal savo atmintyje į vieną kažkokį variantą, kur buvo wow, jūs pasakysite, aš nusipirkau daugiau. Ir mes visą laiką nusiperkame toj situacijai daugiau. Mes ateiname su lūkesčiu nusipirkti vienus batus, išeiname su 3 batais ir išeiname laimingi. Taip? O čia kaip čia taip gali būti? Mes išleidome žymiai daugiau pinigų, galbūt nusipirkome ne tai, ko man reikėjo, taip? Bet mes iš tos situacijos išeiname absoliučiai laimingi. Tai kitaip tariant, dar vienas būdas pasirūpinti klientui yra atspindėti jo poreikius būtent per pardavimą, surasti papildomus poreikius ir juos jam parduoti.
Ir aš šitoj vietoj sakysiu, labai dažna nuostata mūsų organizacijose yra, aš ne pardavėjas, taip, bet aš tai nesu pardavėjas. Taip? Kodėl? Todėl, kad mes per savo gyvenimą, kaip ir sakau, esame ir klientai. Ir mes labai dažnai susidurėme su tais pardavėjais, kurie mums nepatinka. Tie, kurie bruka, tie, kurie manipuliuoja, žaidžia ant mūsų emocijų. Žiūrėkit, telefonas skamba, atsiliepiam ten telija pardavėjas ar dar koks nors kitas pardavėjas. Mes nenorim su juo kalbėti, mes norime tai atidėlioti kiek įmanoma daugiau. Dėl to, kad tai yra nemalonu mums, kai mums kažką kiša. Taip, tai kai mums neatspindi mūsų iš tikro poreikio, bet bando įkišti kažką, pardavėjas dėl to, kad parduotų, jisai gali elgtis labai neprofesionaliai iš tiesų šitoje vietoje. Tai mes sakome, kad kartais manipuliuoja. Viena organizacija, su kuria mes taip net ir nustojom dirbti, buvo dėl to, kad jų pardavėjai iš tikrųjų buvo manipuliuotojai. Tai jie pardavinėjo tokį prietaisą į namus, tai yra filtras vandens. Tai yra filtras, kurį pasistatai prie krano ir jisai tau pila vandenį į stiklinę, kuris yra išfiltruotas tas vanduo. Ir jiem, kadangi būdavo toksai didelis spaudimas parduoti, jie keliaudavo nuo vienų durų iki kitų durų ir jie suprato, kad greičiausias kelias jiem parduoti, tai būdavo tiesiog sumanipuliuoti su tuo žmogum. Jie pradėdavo uždavinėti tokius klausimus, o jums rūpi jūsų vaikų sveikata? Rūpi jūsų vaikų sveikata, o tai kodėl jūs neinvestuojate į filtrą, taip? Kodėl jums tai nėra svarbu? Jie sukurdavo tokį jausmą, kad vienintelis būdas pasirūpinti savo vaikais yra būtent nusipirkti šitą filtrą. Dabar tie filtrai iš esmės, tai čia, tas vanduo iš krano lygiai toks pats geras, mes turbūt suprantam tą, nebūtina tas filtras, tai nėra blogas daiktas tas filtras, tiesiog tai nėra būtinybė kažkokia mūsų gerovė ir savo sveikatai. Bet jie būtent išnaudojo šitą tokią manipulaciją. Ir dėl to mes ir nemėgstam tų pardavėjų. Nes kai mes sakom pardavėjas, man galvoje labai dažnai ir atsiranda toks vaizdas, šitas tai man bando bet kokiu būdu, bet kaip įkišti tą dalyką, kurio man nereikia. Tai mes tikrai neturime būti tokie pardavėjai. Ir čia šiandieną ir yra tas profesionalus aptarnavimas, tai yra būdas dar labiau tiesiog dar labiau patenkinti mūsų klientų poreikius ir tokiu būdu parduodant jiem kažką, ko galbūt jie dar net nežinojo, kad jie turi poreikį, o galbūt atspindint jų poreikį taip idealiai, kad jie perka daugiau, perka papildomai ir taip toliau. Ir iš tiesų aš galėčiau sakyti, vienas aspektas, tai mes nenorim būti tie pardavėjai, bet kitas yra toksai irgi dalykas, kurį mes galime savo pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra ir išlaisvinantis dalykas tapti tuo tokiu pardavėjui, tuo, kuris rūpinasi savo klientai. Nes mes tada nesame tik tais padavėjai. Taip? Tai yra išlaisvinantis jausmas dėl to, kad jeigu aš ateinu į parduotuvę ir dabar mano darbas yra padavėjas, tai yra aš paduodu tai, ką manęs prašo klientas, aš visiškai savo dienos nekontroliuoju. Taip? Pas mane ateina mano klientas, sako, man reikia, kad paduotų man šitą. Gerai, aš einu ir jam paduodu. Bet kai aš tampu tas žmogus, kuris profesionaliai parduoda jį aptarnaudamas, aš tada jau kreipiu, ką aš veikiu. Taip, aš darau įtaką savo tam klientui ir aš galvoju, o kurgi mes keliaujame, ką aš jam galiu pasiūlyti. Aš valdau tą situaciją, nes aš esu ekspertas. Aš žinau, ką mes parduodame, aš žinau, kas jam tiks, aš žinau, kas jam patiks. Ir čia yra tikrai pati labiausiai išlaisvinanti nuostata jums. Tai pasakykite savo, aš nesu tik tais padavėjas, aš esu pardavėjas, gerąją tą žodžio prasme, atmetant tas negatyvias asociacijas. Ir tada man tą daryti bus kur kas lengviau. Tai šiandieną apie tai ir mes šiandieną kalbėsime ne tik tais, kad tą psichologinį aspektą, kaip ir sakiau, bet o kaip iš tikrųjų man tą ir daryti. Tai technikos ir tie įrankiai. Tai keliaujant šiek tiek toliau, o tai pardavimas. Kas tai yra? Nes mes galime įvairiausiais būdais apibūdinti pardavimą. Tai kartais, taip, jeigu atsiverstumėm žodyną arba kažkokį vadovėlį, kur apie pardavimus rašytų, tai tenai rastumėm tokias frazes, kaip tai yra abipusiai naudingi mainai. Tiesa, aš duodu tau suknelę, tu man duodi pinigus. Taip? Pinigai naudinga man, taip, o tau suknelė naudinga, nes tu neturėjai suknelės. Paltas, tau naudingas, man pinigai naudingi. Tai taip, iš tiesų tai yra abipusiai naudingi mainai, tik mes mainome daiktus į pinigus šitoje vietoje.
Ir kitas dalykas, tai pardavimas tuo pačiu yra ir procesas. Mes galime labai sausai žiūrėti į pardavimus. Mes galime sakyti, nu žiūrėkit, tai yra labai aiškus procesas. Pirmas žingsnis, jie ateina, mes su jais nusišypsome, sako labą dieną, kaip jūs laikotės. Tada antras žingsnis, mes jam užduodame šitą būtent specifiškai klausimą. Mes galime taip susidėti procesus ir kai kurios organizacijos taip susideda iš tiesų procesus, kad tai tampa vadinamas skriptas. Taip? Kai skambina telefonu mum ir ką nors pardavinėja, labai dažnai jie ir laikosi tam tikro skripto. Jie sako, pas juos požiūris pardavimus tampa visiškai procesinis. 1, 2, 3, 4 ir žiūrėk, ar pirksite iš mūsų. Ne, ačiū. Arba taip. Tik tais, kai tai tampa procesu, ar tai yra išlaisvinantis dalykas, tai nebėra išlaisvinantis. Mes vėl sugrįžtame į tą situaciją, kur tai yra sausa ir aš esu įkalintas to užrašo, kas pas mane yra parašyta ir ką aš turiu padaryti. Tai šiandieną mes apie kitokį pardavimą kalbam. Ne apie procesinį ir ne apie sausą vadovėlinį, kur mes sakom abipusiai naudingi mainai. Taip, tai yra tiesa, bet tai nėra viskas. Pardavimas iš esmės, iš vidaus, yra įtaka. Tai yra, kaip aš padarau įtaką savo klientui kažkokiu nors klausimu. Dabar mes turbūt norėtumėm apsibrėžti ir žodį įtaka, bet kad tą padarytumėm, aš noriu tokį užduoti jum klausimą. O kodėl mes ateiname į parduotuvę? Kodėl aš ateinu į parduotuvę? Tarkim, aš einu į parduotuvę. Kas nors, jeigu norit, galite atsimutinti ir pasakyti, kodėl ateinat jūs į parduotuvę. Gerai. Taip, Ieva norėtų pasisakyti. Ieva, Aš kodėl tu visą laiką ateini į einu parduotuvę? nustebti, kad ką nors gražaus šį kartą tikrai rasiu. Taip, šiandien kažką gražaus rasiu. Labai gražus toksai noras ir iš tiesų kartais randam, kartais ne. Ir čia šitoj vietoje aš taip pasakysiu, mes įtakos klausimais visą laiką norime prisiminti ir tą struktūrą, apie kurią mes kalbėjome, elgsenos. Ir pačioj mūsų struktūroje, tai elgsenos atsiranda toksai žodis, kuris vadinasi poreikiai. Ir Ieva ką tik įvardino savo vieną poreikį. Noriu nustebti ir rasti kažką gražaus. Mano poreikis galbūt yra paprastesnis. Galbūt aš noriu švarko naujo į darbą. Taip? Noriu naujo švarko į darbą. Tai yra poreikis. Ir šitas poreikis jisai gali būti žinomas. Taip? Aš jį žinau, man reikia švarko į darbą. Jisai gali būti tikras. Taip? Tai tikras ta prasme, kad taip, man iš tikro reikia to poreikio, man reikia to švarko į darbą. Bet jisai taipogi šitas poreikis gali būti ir nežinomas. O galbūt aš nežinau, o kur aš dar galėčiau tą švarką panaudoti. Taip? Galbūt mano iš tikro poreikis aš dar jo nesu net ir supratęs. Nes galbūt taip, tai yra švarkas į darbą, bet ar aš jį norėčiau užsidėti ir į kokią nors šeimos šventę? Taip, galbūt aš norėčiau, aš tik tais apie tai dar nepagalvojau. Ir kitas mano poreikis, jis gali būti visiškai netikras. Taip? Tai gali būti, kad aš galvoju, aš turiu tilpti į 50 eurų. Turiu tilpti į 50 eurų, čia mano poreikis. Tarkim, aš vairuočiau dabar kokį nors Lamborghini ir sakyčiau jum visiems, žiūrėkit, tas, kuris pirmas man atneša 10 000 eurų, tas aš jam atiduodu savo Lamborghini. Surastume 10 000 eurų? Turbūt surastume 10 000 eurų dėl to, kad jūs matot, kad vertė to automobilio yra kur kas didesnė negu mano tas 10 000, kurio aš iš jūsų prašau. Kitaip tariant, bet kada mes kalbame apie pinigus arba kažkokius biudžetus ar dar kas nors, tai čia jau yra mūsų darbas įrodyti, kad tas poreikis yra kur kas didesnis, kad tas vertė yra kur kas didesnė. Ir labai dažnai biudžetai arba tas dalykas, ką žmonės išsikelia savo, iš tikrųjų yra ne tai, kad tikras poreikis, kad jie turi tilpti, bet tik tais manimas toksai. Tai yra netikras poreikis. Tai mes galime turėti įvairiausių tų poreikių. Tai gali būti šimtadienio švarkas. Taip? Žmonės ateina pirkti kažko, tai gali būti suknelės, tai gali būti įvairiausi dalykai. Bet gali būti kaip ir Ieva, kad aš ieškau kažko, kas mane nustebins. Taip? Ir čia jau prasideda sudėtingi poreikiai. Taip? Ne pats lengviausias. Ir ką tyrimai rodo, yra, kad dažniau vyrai ateis į parduotuvę labai tikslingai. Žiūrėkit, net kaip ir vyrai vaikšto kartais parduotuvėse, mes galime pastebėti. Ir dabar nesakysiu, kad visi vyrai yra vienodi ir visos moteris yra vienodos. Tai čia visiškai ne tai, bet jeigu mes imtumėm
vyrus kaip didelę grupę, tai vidutiniškai jie eina labiau su žinomais tikrais poreikiais į parduotuvę. Jie žino, ko jam reikia ir jie žino, kur tai yra padėta, o jeigu jie nežino, jie prieina ir paklausia, kur tai yra padėta, aš ieškau va tokio dalyko. Ir jie labai tiesiai eina. Moteris dažniau yra tos pirkėjos, kurios ateina su noru pamatyti kažko naujo, su noru pasižvalgyti, su noru būti nustebintu ir su poreikiu, kurį jos dar galbūt nežino, kad jos turi, ir galbūt su poreikiu, kurį jos tik įsivaizduoja, kad jos turi. Ir štai čia mes tada ir turime tą žymiai su kur kas, ir tikrai sakysiu, kur kas sunkesnį darbą aptarnaujant moteris negu vyrus šitų klausimų, jeigu mes kalbame apie bendrąją taip populiaciją. Tai tie poreikiai gali būti įvairūs. Ir aš dabar šitoje vietoje norėčiau iš jūsų išgirsti, o tai, kokie dažniausiai jūsų klientų poreikiai. Taip, ką jūs esate pamatę, pastebėję arba bent jau įsivaizduojate. Tai gali būti jūsų ir nuostatos, kad jūs įsivaizduojat, kad tai yra poreikis mūsų klientų. Bet kokiegi tie poreikiai. Ir šitoje vietoje mes pasinaudosime taip jau testuotų, patikrintų įrankių, kurį mes naudojame ir praeitą kartą. Tik aš kartą bandysiu jį paleisti sklandžiau. Ir aš bendrinu savo ekraną. Ir paprašysiu šitoje vietoje, kad išsitrauktumėt jūs savo telefonus, kuriais galite nuskenuoti būtent tą QR kodą, kuris yra kairėje ekrano apačios pusėje. Matau, kad žmonių daugėja, tai vadinasi, kad iš tikrųjų pavyko tą padaryti. Ir poreikiai gali būti bet kokie. Tai tiesiog, ką esate girdėję, ką esate matę, man pačiam labai įdomu yra išgirsti iš jūsų, o kokie ateina pas jūs tai jūsų klientai. Noriu to, ką turi kiti. Labai fainas poreikis, iš tiesų egzistuoja tas bandos jausmas. Taip, ir čia yra labai paprastas įtakos aspektas, kad mes iš tiesų kaip žmonės labai dažnai norime tų dalykų, kurių turi kiti. Ir šitoje vietoje mes tą galime panaudoti iš tiesų ir su klientais, sakydami, žiūrėkit, ir dažnai tai būna panaudojama pardavimuose, kai sakome populiariausia prekė. Ką tai sako mūsų klientui? Tai sako, kad tą turi ir kiti. Tai žiūrėkit, kai girdime, kad žmogus arba suprantame, kad žmogus, tai dažnai kartais tai būna tos grupės, kurios labai nori pritapti. Galbūt paaugliai, galbūt žmonės, kurie eina į naują darbą, jie turi kažkokį poreikį pritapti. Taip? Jeigu eitumėm giliau, kodėl jie nori to, ko turi kiti, tai yra gilesnis tas psichologinis poreikis pritapti. Tada mes galime jiems sakyti populiariausia prekė. Va čia, žinokit, labai populiaru visi vyrai, kurie eina į tokius darbus, tokius dalykus nešioja. Ir iš karto tam žmogui yra lengviau, nes jisai jaučia, kad tai yra tas momentas, kuris jam leis pritapti. Kitas – apsižvalgyti prekės netrukdoma. Labai akivaizdus poreikis ir iš tikro tokių klientų mes sutiksime, kurie tiesiog nori apsižvalgyti. Taip? Ir viskas su tuom yra gerai. Tik tais kartais mes savo pasakome, kad šitas nori tik tais apsižvalgyti, kad man nereikėtų prie jo prieiti. Tai atskirkime, o kurgi yra, nes aš psichologiškai nenoriu prie jo prieiti, o kur iš tikrųjų tas klientas nori apsižvalgyti netrukdomas. Mes pakalbėsime šiek tiek apie tai dar vėliau. Rasti kažką išskirtinio, va čia yra jau sudėtingas poreikis, taip? Nes turbūt išskirtinio kažką rasti yra nelengva, taip, tai parduotuvė tai visiems prieinama, mes nesiūnam rūbų, tai tas išskirtinumas atsiranda ta tokia vieta, kur pasirūpinti tuo klientu yra sunkiau. Ir čia aš sakysiu, o ką mes galime padaryti, kad tas išskirtinumas atsirastų dar didesnis. Ir čia mes galime, praeitą kartą buvo toks klausimas, ar mes galime siūlyti savo nuomonę. Aš sakyčiau, o siūlykime savo nuomonę, o kaip galime mes suderinti du rūbus, kurie sukurtų išskirtinumą. Taip? Tai jeigu girdime noriu išskirtinumą, tai supraskime, kad tai nebūtinai viena prekė, kuri yra išskirtina. Nes niekas mūsų parduotuvėse nėra one of one, kaip sakoma, viena pasiūta ir taip toliau, arba kad labai retenybė būtų. Bet mes tą išskirtinumą galime parodyti per kombinacijas įvairias. Kokybė čia ir dabar įdomesnio modelio. Kokybė yra tas toksai poreikis, kuris yra irgi labai gilus. Ir čia aš klausiu, o eikime giliau, kodėl tas žmogus nori tos kokybės.
Turbūt todėl, kad yra kažkokia problema su prieš tai dėvėtais rūbais. Taip? Kodėl aš sakau, kad man kokybė yra svarbu, yra dažnai dėl to, kad kažkas blogo buvo su prieš tai nešiojimu rūbu. Ir čia šitoje vietoje mes galime parodyti milžinišką empatiją savo klientam. Tai yra paklausti jiem apie prieš tai nešiotus batai, švarkas ar dar kas nors, kas jums nepatiko su tuo, kodėl ieškot naujo, o kas galbūt buvo nekokybiška prieš tai, iš kur pirkot. Ir tada mes galime parodyti ir ekspertiškumą, ir tokią visišką empatiją, kad aš sakau, žiūrėkit, leiskit man suprast, kas ta kokybė. Naujausių tendencijų, tai labai panašu į tai, kad aš noriu to, ko nori kiti, vienareikšmiškai. Neužmušamos klasikos kostiumėliai. Super. Tai man labai patinka tokie klientai, aš irgi ieškau neužmušamos klasikos, bent jau stengiuosi. Tai irgi eikime šiek tiek į gylį. Klauskime savęs, o kodėl yra norima tos neužmušamos klasikos? Kodėl žmogus nori kažkokios neužmušamos klasikos? Galbūt tai yra poreikis būti, kaip sakoma, šiais laikais sustainable, taip? Ar negalėtų tai būti? Ir aš čia tik tai svajoju dabar, bet aš kalbu, kad kartais mes paviršiuje matome kažkokį poreikį, bet giliau jo yra dar kažkas. Tai dažnai žmonės, kurie ieško rūbų, kurie išliktų tiesiog klasikiniai visada, yra dėl to, kad jie nenori bėgioti paskui tendencijas, jie nori, kad jie neturėtų per didelio garderobo, per daug rūbų, jie nori būti tvarūs, kitaip tariant, lietuviškai. Ir šitoje vietoje galbūt tas yra giluminis poreikis, apie kurį mes kartais nepakalbojam. Kokybiška sezoną atitinkanti prekė, vėl kokybiška, bet sezoną atitinkanti prekė, jau čia yra gilesnis tikrai poreikis, į kurį mes turbūt turėtumėm keliauti. Ar jiem yra šalta, taip? Ar jiem yra šilta, taip? Tai šitie dalykai, sezonai pas mus Lietuvoje yra iš tikrųjų didžiulė amplitudė, yra arba karšta, arba šalta, baisiai. Tai supraskime, kad turbūt, kai kalbame apie sezoną atitinkančią, tai yra ne tik tais, kad atsinaujinti, nes turbūt spintoje yra vis dar dėžėje įdėtas tas praeitų metų paltas, bet tuo pačiu, o gal klausimas, ar su juo buvo šilta, ar su juo nebuvo šilta, ar su juo, ar buvo patenkinta tai. Ir čia ir atsiranda tas kokybiškumas tada apie sezonus, jau jisai yra labiau netgi ir apie mūsų kokybę gyvenimą. Mandagumas, be abejonės, tai toksai tiesiog pagrindas to, ką mes turime. Profesionali nuomonė išskirtinumo naujovių. Tai profesionali nuomonė labai fainai, jeigu klientas ateina pas mus ir iš tikrųjų turėsite tokių klientų, kurie sako, žiūrėkit, aš jūsų rankose, sakykit, ką man reikėtų nešioti, ką man reikėtų dėvėti. Turbūt tai nėra dažnas dalykas, kad mums pasitaiko tokie klientai, bet aš sakau, jeigu mes turime tokį klientą, tai čiumpam ir vedam, ir rodom, ir stengiamės kuo labiau jį aptarnauti kokybiškai, nes tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų pirks daug, nes jisai jau atėjo su pasitikėjimu mumis. Taip? Kažko gražaus pasidaryti arba labai konkretaus daikto, tai vėlgi tas pavyzdys, kad vyrai dažniausiai eina to konkretumo, konkretus drabužiai, bet konkretus drabužiai džinsai megztinis, aišku, gali būti ir moteris, kad jos ateina su labai konkrečiu drabužiu. Bet kai mes kalbame apie poreikį, tai nėra konkretus drabužis, taip? Nes poreikis yra šiek tiek giliau ir tai yra pagrindinė mintis, ką aš noriu jums šiandieną atiduoti. Klientų poreikis nėra džinsai arba megztinis, jisai galvoja, jam tas jo nuomonė tai yra jo poreikis, kad jam reikia džinsų arba megztinių. Bet galbūt tas poreikis yra išsiskirti darbo aplinkoje. Galbūt tai yra džinsai, nes jisai nori kažko, kas ilgai galima būtų nešioti ir ko galbūt nereikėtų taip plauti dažnai. Taip? Tai vadinasi, poreikis yra gilesnis. Tik tai jisai prašo daikto. O tada mums reikia suprasti, koks yra tas poreikis, nes galbūt mes džinsų gerų jam ir neturim. Bet galbūt mes galim pasiūlyti kitą audinį, kitą rūbą, kurį irgi galima būtų rečiau plauti ir ilgai nešioti patogiai. Taip? Tai mums reikia sužinoti tą gilesnį poreikį tam, kad mes galėtumėm profesionaliai pasirūpinti savo klientu. Todėl labai skatinsiu jūs eiti į gilį su savo klientais. Kiek įmanoma į gilį, ir nors atrodo, kad tai kainuoja daug laiko, bet tai atneša labai didžiulę grąžą mums. Ką dar čia taip turim? Daug ir turim pasikartojimo, madingumas, tai vėlgi ėjimas su masėmis, kokybiškumas, nori išskirtinesnio kažko.
gražaus. Ir čia taip visi suprantam, kad grožis tai čia priklauso nuo to žmogaus, kuris žiūri. Taip, kiekvienam skirtingi dalykai yra gražu. Ir šitoj vietoj, čia mes susidurėm su tokia subtilybė mūsų darbo. Tai yra, kad ne visada galime pasakyti, kad negražu. Taip, pasakyti klientui, kad negražu, reikia iš tikro labai daug drąsos ir reikia prieš tai mum patiem, nes mes suprantam, kad niekas nenori, kad išgirstų. Ir dėl to mes kartais labai netikrai sakom gražu. Taip, sako žmonės, o kaip jums atrodo gražu, žinokit, kaip jums tinka. Ir jisai jaučia, jeigu tai nėra iš tikro. Taip, mes visi labai puikiai jaučiame šitus mažus subtilius dalykus, vien pagal veido išraiškas, pagal tai, kaip nuoširdžiai tai yra pasakoma. Ir aš dabar tikrai nesakau jum, kad jūs nesakytumėt savo klientam gražu. Jie nori išgirsti to, kad gražu. Bet aš sakysiu, pasielkime kartais drąsiai ir jeigu mes iš tikro turime tą klientą, kuris mūsų nuomonės ieško, tai mes tada galime duoti tą nuomonę ir pasakyti, kad man galbūt tiktų, jeigu šitą pakeistumėm tuom. Tik mes visą laiką turime ieškoti, o kaip padaryti, kad būtų gražu ir man, o ne kad sakyti, žiūrėkit, čia nėra gražu. Tai visą laiką eikime per papildomai, vietoj to, kad nusmugdinti ir sakyti, kad čia nėra gražu arba netinka. Būkime nuoširdus, taip, šitoj vietoj. Ir jeigu mes matome, kad kažkam netinka arba dydis yra per mažas, mes tada ir turime pasakyti šitoj vietoj, nes čia ir yra mūsų tas ekspertiškumas ir tikras pasirūpinimas. Čia, jeigu aš ateičiau ir nusipirčiau kur kas per mažą švarką, kur kas per mažus marškinius, nes man atrodo, kad visai kietai, kad šita bicka matosi pas mane, bet jeigu tai iš tikro yra nepatogu ir tai man paskui bus tiesiog negerai, tai man geras aptarnavimas būtų, jeigu man pasakytų tas žmogus, žiūrėkit, siūlyčiau pasimatuoti kažką, galbūt didesnį variantą, bus tiesiog patogiau. Taip, bet visą laiką pristatykime tai per kur yra tai pliusai, kodėl čia yra nauda. Ir šiek tiek apie tą naudą pasikalbėsime vėliau. Gerai, tai mes matome iš tikro tie dalykai išskirtinumas, tai yra poreikis. Mes matome tuos kokybę, tai yra poreikis tik tais iš kur. Iš kur ateina tas žodis kokybė? Iš problemos, nes prieš tai buvo nekokybiška. Arba kokybė gali reikšti, kad aš noriu, kad man būtų šilta, šalta arba atitiktų tą sezoną. Nes geras kokybiškas rūbas atitinka sezoną. Kai sako noriu gražaus, atsiminkime, kad grožis yra kiekvieno kitaip suprantamas, bet tas poreikis gražaus irgi yra klausimas, o kodėl norit, kad būtų gražu? Paklauskite savęs, kodėl aš noriu atrodyti gražiai? Ir čia jau yra klausimas kiekvienam iš mūsų atsakyti, bet galbūt aš noriu kažkam įtikti, galbūt aš noriu atrodyti solidžiai tam tikroje situacijoje. Ir va čia jau mes kalbame apie tą iš tikrą gilesnį poreikį. Būti gražiam yra paviršutinis poreikis, bet gilus poreikis yra kur kas rimtesnis. Ir iki jo mes mokysimės šiek tiek dailai. Gerai, tai ačiū Jums labai už Jūsų atsakymus. Iš tikrųjų, tų poreikių įvairiausių matome. Tik dabar mums klausimas yra, o tai kaip mums prieiti iki tų gilesnių poreikių, kurios turi mūsų tie klientai. Tai vėlgi sugrįžtame į skaidres. Mes jas matome. Taigi, kas jos veikia. Viskas matosi. Visada stenkimės, kaip ir sakau, pažiūrėti giliau. Ne tik tais, kad gražu, bet užduoti savo tos klausimus, o kas yra gražu ir kodėl yra gražu. Ir keliaujant čia, aš pasakysiu labai paprastą elementarų dalyką, kad poreikius mes sužinome tik tais tada, kai mes užduodame klausimus. Žiūrėkit, neateina pas mus klientai, labai retas yra toksai klientas, kuris ateina ir viską iškloja, kaip ant lėkštės, aš noriu to ir to, nes mane čia noriu, kad pastebėtų ta draugė ir taip toliau. Ne, dažniausiai tų poreikių mes nesužinome tiesiog klausydami kliento. Mes turime bendradarbiauti, mes turime kartu dirbti, nes kitaip mes pasikliauname tik tais nuostatomis. Taip? Jeigu aš neužduodu klausimų ir nesužinau to poreikio, tai aš ir galvoju, kad, šitas vyras yra šiek tiek vyresnis, turbūt jam svarbu kokybė. Kodėl? Taip? Bet aš kadangi neuždaviau to klausimo, kas jam yra svarbu, aš pasikliaunu tam tikromis nuostatomis, o gal jisai nori išskirtinumo, taip? Galbūt jisai yra žmogus, kuris nori būti išskirtinis.
Taip, tai šitoj vietoj tik tais užduodami mes klausimus, sužinosime, kokie tie yra poreikiai. Ir tada mes turime savęs paklausti, o tai parduotuvėje, kai mes dirbame, kokios yra tos vietos, kur mes galime paklausti arba galime bendrauti su klientu. Ir aš sakysiu, čia yra 3 vietos, į kurias mes ir dabar susikoncentruosime. Kur mes galime pasikalbėti su klientu? Tai mes galime pasikalbėti su jo salėje bendroje, mes galime pasikalbėti su jo matavimosi zonoje su tuo klientu ir mes galime su juo pasikalbėti kasoje. Kiekviena iš šitų 3 vietų mums sukuria unikalias galimybės pasikalbėti apie kitus dalykus. Taip, nes tai yra skirtingos vietos, skirtingi dalykai vyksta juose. Ir todėl mes šiandieną aš ir padalinau visą mūsų likusią prezentaciją būtent iš tas 3 vietas ir kokios tos unikalios galimybės čia. Bet prieš keliaujant į šitą klausimą, mes turime tokį labai svarbų dalyką, kurį turime suprasti. Kad kliento kelionėje labiausiai mes atsimename 2 momentus. Kokiegi tie momentai? Mano visoji kliento kelioniai, jeigu aš ateinu į parduotuvę ir kažką perku, kokiegi yra tie 2 momentai, kuriuos aš atsimenu. Tie momentai yra labai paprasti. Tai yra pradžia ir tai yra pabaiga. Viskas, kas yra per vidurį nuo kelionės nuo pradžios iki pabaigos, dažniausiai lieka pamirštas. Taip? Tai kodėlgi taip yra? Tai kodėl mes atsimename pradžią ir kodėl mums yra tokia svarbus momentas kliento kelionėje? Todėl, kad interakcijos metu, bendravimo metu pradžioje mes žmonės esame linkę nusiskenuoti. Taip? Mes esame linkę suprasti, o man su šitu žmogum saugu kalbėti ar nesaugu kalbėti. Ar man jisai fainas, ar man jisai yra nefainas. Kitaip tariant, mes turime apie, kai kurie sako, 5 sekundės, 10 sekundžių, iki pusės minutės padaryti tą įspūdį, kad žmogus galvotų, nu okei, su šitu yra saugu, viskas yra okei, jisai yra normalus, toks pats kaip aš, galime mes tada dirbti kartu ir galime kalbėtis. Pabaiga mums tampa svarbi, todėl, kad jinai yra pati įsimintiniausia, dėl to, kad būtent mes kaip žmonės turime labai ribotą atminties kiekį. Taip? Mūsų smegenėlės tikrai neturi tiek daug resursų, kad mes galėtumėm atsiminti viską ir mes geriausiai atsimename būtent paskutinį dalyką, kuris įvyko. Ar mes galvojam, kad tai yra tiesa, arba mes galvojam, kad tai reprezentuoja visumą. Kitaip tariant, mes žinodami, kad pradžia ir pabaiga yra patys svarbiausi tokie momentai, kurie bus labai atsiminami, mums reikia labai susikoncentruoti, o kągi mes padarėme toj pradžioj ir toj pabaigoj kalbėdami su klientu. Kai klientas įeina pro parduotuvės duris, jisai turbūt nori to pirminio pradžios, jam reikia pasižiūrėti, ar čia yra saugu, mes jį pasižiūrime, taip, mes su juo pasisveikiname ir mes leidžiame jam keliauti, taip. Bet mums yra labai svarbu užmegzti tą šiltą, gerą jausmą pačioj pradžioj. Pabaigoje mes irgi norime labai nuoširdžiai padėkoti tam žmogui už tai, ką jisai perka, mes norime labai nuoširdžiai jį išlydėti. Ir čia jau jūsų yra klausimas, nes jūs esate visi unikalūs individai. Kaip jūs tai padarote, taip? Kokią jūs frazę panaudojate, kaip jūs išlydite tą žmogų, kaip jūs jį pasitinkate. Tikrai aš nebūsiu tas, kuris sakys, žiūrėkit, pardavimai yra procesas, visiems reikia lygiai taip pat pasisveikinti su tuo klientu. Ne, kas yra problema, kai visi pasisveikina lygiai taip pat su klientu, klientas supranta, kad čia robotukai dirba. Taip? Jeigu ateina ir visi pasako lygiai tą pačią frazę jam, jau jam atrodo, kad čia nėra saugu ir nėra gerai. Tai pradžia yra ta vieta, kur mes iš tikrųjų unikalų galime sukurti kažką. Taigi, jeigu mes sakome, kad pradžia ir pabaiga yra taip svarbu, tai salėje, vadinasi, mums yra svarbu labai, kaip mes bendraujame su tais klientais. Ir dabar šitoje vietoje visą laiką atsiranda tos galimybės. Ir kodėl aš jas vadinu galimybėmis? Todėl, kad aš sutiksiu su jumis, kad tai nėra jūsų pareigybės, tai nėra jūsų tikslas, tai nėra tie dalykai, kuriuos jūs privalot padaryti, tai yra galimybės. Jeigu jūs norite sukurti tą profesionalų aptarnavimą, jūs naudojate šitom galimybėmis. Jeigu jūs neturite laiko, jeigu jūs esate apsikrovę kitais dalykais, natūralu, kad jūs tom galimybėm ne visomis pasinaudosite. Bet aš noriu jums atiduoti visus kelius, kuriuos jūs galite turėti. Tai kokios tos 3 galimybės? Tai viena galimybė yra užmegzti kontaktą, ką mes jau ir kalbėjome. Kita galimybė yra suprasti pirkėjo brandą. Ir kita galimybė yra išsiaiškinti poreikį. Ir dabar keliausime šiek tiek į gilį su kiekviena iš jų. Taigi, užmegzti kontaktą. Jeigu aš ateinu į parduotuvę ir aš kažko ieškau, kiek laiko
reikėtų palaukti, iki ko jūs mane ateinat ir pakalbinat. Kai aš įėjau pro duris, jūs jau pasisveikinot su manim, taip mes užmesgėm kontaktą šiek tiek, pasisveikinam, pažiūrėjom į akis, bet aš tada nueinu pro jūs, kiek laiko reikia palaukti, kad aš užkalbinčiau tą klientą. Jeigu kas nors turite idėją, galite šaut, galite parašyti komentarą, jeigu aš jį matyčiau. Aš nematau komentarų, Ieva, ar kas nors pakomentavo? Kol kas dar ne, galvoja. Dar ne. Turbūt galvoja. Gerai, tai aš taip sakysiu, yra keletas mokyklų šitų klausimų. Taip, tai kartais yra, ir jūs patys pastebėsite, įeinat į parduotuvę, su jumis pasisveikina konsultantas ir jisai iš karto jums sako, o kuo galėčiau aš jums padėti. Taip, iš karto taip užšoka ant manęs. Malonu ar nemalonu šitą vietą? Galbūt aš net nežinau, kuo jisai man galėtų padėti, taip? Galbūt aš atėjau pasižiūrėti, ko jie turi, taip, apsižvalgyti, galbūt mano poreikis yra visai kitoks. Jeigu aš esu žmogus, kuris atėjo su tikru, žinomu poreikiu, viskas ok, bet tikrai didžioji dalis jūsų klientų neateina su tikru, žinomu poreikiu tiesiai į parduotuvę. Aš sakysiu, kad jūsų industrijoje tai yra neteisinga perspektyva. Tai yra neteisingas dalykas jūsų tipo parduotuvėje ateiti ir sakyti, žiūrėkit, ko galėčiau jums padėti iš karto, kai žmogus įeina. Mes jį užpuolame. Ir mums nei vienam nepatinka šitas jausmas, kai aš jaučiuosi užpultas arba turiu atsakyti į klausimą, kurio aš nežinau atsakymo. Taip? Taigi, šitoj vietoje mes norime duoti šiek tiek laiko savo klientam. Mes norime leisti jiems šiek tiek pasivaikščioti po tą salę, nepamirškime jų, taip? Mes norime leisti jam šiek tiek pasivaikščioti, pasižiūrėti ir tada mums reikia pajausti, o tai kada jau yra tas metas juos pasikalbinti. Neskubėkime šitoj vietoj, neuždelskime irgi, čia yra labai subtilu ir aš galėčiau jums pasakyti 3 minutės ir tada einat. Vėlgi, kalbėčiau labai procesiškai. Ir yra tokių konsultantų, yra tokių žmonių, kurie taip ir viską ir daro. Sako, 3 minutės palaukit ir tada einat. Galbūt 3 minutės, bet aš šitoj vietoj sakysiu, jauskime. Žiūrėkime žmonėm į akis, žiūrėkime į jų veidus, ar jie randa tai, ko jie ieško. Jau čia mes pasiliaukime savo nuostomis. Žmonės mes labai gerai jaučiame vienas kitą. Mes tik kartais tai labai slopiname. Mes sakome, mes neleidžiame savo pajausti kito. Tai iš tikrųjų įsijausime, o ko jie ieško. Ieva nori pasisakyti pirmyn. Aha, aš tiesiog pakomentuosiu, nes laukiam ir atsakymų, ir spėjimų, ir jie taip gražiai su tavo mintimis ir sutampa. Pirma buvo spėjimas nuo 5 iki 7 minučių, ar ne? Taip. Ir toliau mums parašė, kad priklausomai nuo to, kaip klientas elgėsi. Žiūrim ir palei tai nusprendžiam kada. Super. Tai labai teisingi atsakymai, nes iš tikrųjų tai mes neturėtumėm skubėti, 5-7 minutės turbūt teisingas yra atsakymas, jisai labai procesiškas toksai, bet iš tikrųjų mums reikia žiūrėti priklausomai nuo to, kaip elgėsi mūsų tas klientas, kaip jisai atrodo, mes tikrai pajausime, o kadagi jam to reikia. Gerai. Tai viena galimybė yra užmegzti kontaktą, šitoj vietoj mes tikrai sutinkame, kad mums nereikėtų skubėti. Kitas klausimas, kuris, sakiau, unikali galimybė iš tikrųjų yra salėje, tai yra pasinagrinėti, o kiekgi tas mano klientas yra pasiruošęs pirkti. Ir čia aš tą ir turiu omeny, kalbėdamas apie kliento brandos stadijos įsigyti drabužius. Taip, tai yra, sakysiu, yra 4 kliento brandos stadijos. Kiek yra jisai subrendęs. Tai mes nekalbam apie amžių, mes čia nekalbam apie kažkokį subrendimą kitais klausimais, bet kiek jis yra subrendęs jau pirkti tą daiktą. Tai čia aš sakysiu 4 stadijos. Pirmoji stadija yra žiūri, taip, atėjau pažiūrėti, kokie šitie žmonės būna. Jie kaip ir turi rūbų, bet jie žiūri, ką galima būtų rasti. Kiti žmonės, jau kita stadija brandos yra žmonės, kurie renkasi, taip. Tai yra žmonės, kurie ateina į mūsų parduotuvę, bet ateina ir į kitą parduotuvę ir jie ieško, o kuris yra geriausias, taip, kuris yra produktas geriausias, kuris aptarnavimas jam buvo labiausiai tinkantis. Kita stadija yra, kai žmonės ateina ir jiem absoliučiai reikia to daikto. Mes kartais kitaip vadinam, sako, dega. Man dega, ant kiek reikia šito daikto. Taip? Gimtadienis yra už valandos, man reikia nupirkti dovaną. Dega, dega. Šventė rytoj neturiu švarko. Dega, dega. Tai yra, man reikia to dalyko, kurį jūs parduodat. Ir kita stadija yra tokia pati apsukriausia. Nežinau. Man atrodo, kad man nieko nereikia,
Man kaip ir patinka visi rūbai, kuriuos aš turiu, kažkaip čia užklydau, bet aš nežinau, o gal yra paslėptas tas kažkoks poreikis, kuris pas mane yra. Tai pažiūrėkime į šitas 4 stadijas šiek tiek giliau. Tai pirmoji stadija yra tas, kuris žiūri. Klientas, yra patenkintas tuo, ką turi, jisai turi rūbų, bet jisai visą laiką žiūri ir ieško. Ar jam lengva parduoti šitam žmogui, ar prie jo reikėtų prieiti, ar prie visų reikia prieiti, kad mes išsiaiškintumėm, kokia jų ta branda. Bet jeigu kai mes išsiaiškinam ir matom, kad šitas klientas tik tai žiūri, ar jį reikėtų jam siūlyti, ar jam reikėtų toliau gilintis į tos klausimus, turbūt ne. Tik tai žiūrėkit, šitoj vietoj nepaleiskite per anksti. Nes labai dažnas atsakymas yra, kai žmonės prieina, ypač netgi ir prie manęs, aš tą esu pastebėjęs, aš tai nesąmoningai darau. Manęs paklausia, ar galėčiau jums kom nors padėti, ar ieškote kažko specifiškai, aš sakau visą laiką, man kaip natūrali reakcija yra žiūriu. Ir labai dažnai, aš žinokit, tiesiog žiūrinėju, tiesiog žvalgausi. Ir tada natūralu, kad konsultantas arba aptarnautojas, jisai pasitraukia nuo manęs ir daugiau man klausimų neuždavinėja. Ir aš čia sakau, yra tokia taisyklė. Užduokite dar vieną papildomą klausimą. Kas domintų, o į ką žiūrit? Nes galbūt tas žmogus atsakė iš automato, kad jisai tik tai žiūri, o iš tikrųjų jisai kažko ieško. Iš tikrųjų jis renkasi arba jam reikia, bet jisai atsakė žiūri. Ir tada šitoj vietoj dar vieną klausimėlį užduokit, jisai jūsų niekaip nepakenks tam klientui, jisai tiesiog jums suteiks daugiau žinių šitoj vietoj. Kita stadija, jeigu mūsų klientas renkasi, jisai nori pirkti, vadinasi, jisai tiesiog renkasi iš ko. Ar jisai pirks iš mūsų, ar jisai pirks iš kažko kito. Tai čia mums yra labai svarbu suprasti jo poreikį, tai įsigilinti, o kasgi yra tas dalykas, jeigu jam reikia gražu, kodėl gražu jam reikia, kad būtų, kokią mes problemą jam spręsime. Bet labai šitoj vietoj mums reikia paminėti daug ganėtinai ir naudos tokiam klientui, o kodėl mūsų išskirtinis šitas dalykas yra šiek tiek nuo kitų. Dabar šitoj vietoj mes turime tikėti, kad tas daiktas yra išskirtinis nuo kitų. Jeigu aš netikiu tuo ir tiesiog vardinu kažkokias charakteristikas, tai nebus efektyvu. Eikime prie kito to brandos stadijos, tai yra tas, kuriam reikia, tam, kuriam dega šiuo metu. Tai čia, žinokit, yra tas klientas, kurį jūs turėtumėt mylėti, vos tai jūs išgirstat žodžius. Reikia, rytoj, greitai ir taip toliau. Jam gali siūlyti, jam gali duoti. Ir kas yra labai fainai, kad šitas žmogus labai lengvai pirks. Kodėl jisai lengvai pirks? Nes jam reikia. Ir šitas žmogus labai lengvai išleis daugiau, negu jisai tikėjosi išleisti. Dėl to ir jisai labai lengvai pirks kažkokį brangesnį, prabangesnį daiktą, dėl to, kad jam jo reikia šiuo metu. Kai kalbame apie klientus, kurie yra nežinau, jie žiūri ir nežinome, kokie yra, jie patys nežino, koks yra tas jų poreikis šiuo metu. Čia sakysiu, ar prieš tų klientų reikia praleisti laiko ir užduoti jiem klausimus, gilintis į poreikį? Tikrai taip. Tik tais viena bėda yra, kad čia mums reikės būti absoliučiais profesionalais, kad mes juos privestumėm prie kažko. Tai čia jau yra iššūkis jums, jeigu jūs galite tą klientą, kuris nežinau, davesti iki kažkokio pirkimo. Tai čia mes kartais pereiname į tą tokį klausimą, kur ne tik tais klausimai svarbu, bet ir siūlymai jau tampa svarbesni, nes jisai nežino net iš ko jisai renkasi. Tai siūlyti tam tikrus dalykus, bet kur problema čia atsiranda, kad mes galim praleisti labai daug laiko siūlydami įvairiausias prekes šitam žmogui ir galų gale jisai vis tiek nieko iš mūsų nepirks, dėl to, kad jisai nemato to kažkokios pridėtinės vertės ar poreikio. Tai tokios tos 4 stadijas, skatinu jas taip pasimti ir panaudoti ir galvoti, o kaip aš galiu išsiaiškinti, kokia ta stadija tas žmogus yra ir ką aš galiu iš to padaryti. Keliaujant toliau, mes tiek ir stadijas, tiek ir poreikius visą laiką išsiaiškinsime per vieną dalyką, tai yra per klausimus. Bet tada atsiranda jums turbūt tokia vidinis klausimas, o tai kokius klausimus man užduoti tam klientui? Tai šitoje vietoje aš taip pasakysiu, kad pardaviminiai teorijai mes labai populiari mokykla, vadinasi SPIN klausimų mokykla, bet šitoje vietoje ją šiek tiek pritaikiau prie jūsų darbo specifikos, nes ne visi klausimai jums yra aktualūs. Tai
Vienas klausimo tipas, nuo kurio jums reikėtų pradėti bet kokią interakciją su savo klientais, yra klausimai, kurie vadinasi situacijos klausimai. Tai klausimai, kurie padeda suprasti mums aktualią kliento situaciją. Kokia dabar ta situacija? Kaip atrodo šitie klausimai? Ateina žmogus, mums vienas iš tų klausimų būt gali, o kam perkam? Taip? Ar perkat savo, ar perkat kažkam kitam? Taip? Ar tai yra dovana, ar tai yra kitam žmogui, su kuriuo jūs dabar atėjot? Tai yra situacija, kam mes perkame daiktus. Kitas klausimas, kokiai progai būtų šita situacija? Taip? Tai kokia proga yra? Kodėl mes perkam šitoje vietoje? Kitas lygis klausimų, kai jau mes suprantame šiek tiek situaciją žmogaus, yra probleminiai klausimai arba problemos klausimai. Kitaip tariant, mes padedam klientui aktualizuoti jo turimas arba potencialias problemas. Ir čia jau mes einame giliai į tą poreikį. Taip, mes čia nuskaitome, o koksgi yra to kliento poreikis būtent su šitais klausimais. Kas jums yra svarbu? Taip, bet tada nepamirškime, kad jeigu žmogus atsako, man svarbu yra išskirtinumas, kodėl svarbu išskirtinumas, yra kitas probleminis klausimas. Taip? Kodėl? Eikime, stenkime įsigilinti, nors mums atrodo kartais nenatūralu net, kodėl aš čia turiu kabinėtis prie tų žmonių, taip? Bet iš tiesų mes nešame vertę per tuos klausimus, taip? Kodėl svarbu kažkur eisite, kažkur norite pastebėta būti, tai kartais pavyzdžiais galime sakyti, kad sušvelninti tą klausimą šiek tiek. Jeigu žmogus sako, ieškau batų, taip, tai problema yra, kodėl ieškot naujų batų. Ar anie batai susinešiojo, tie, kuriuos jūs turėjot, buvo per šalti, nekokybiški. Ieškau marškinių. Kodėl ieškot jūs marškinių? Ieškot naujos spalvos marškinių, kuri dėrėtų su kažkuom, ieškote naujo kažkokio modelio, dydis nebetinka, norite mažesnio, didesnio dydžio ir taip toliau. Tai sužinodami šitus dalykus mes galime žymiai geriau atspindėti tą klientą, kai jau galų gale mes jam kažką pasiūlysime. Ir girdžiu tokį foną šiek tiek, tai ar kažkas galbūt norėtų klausimą užduoti šitoje vietoje man? Kažkas netyčia turbūt buvo įsijungęs mikrofoną. mikrofoną. Viskas gerai. Aš galvojau, galbūt turit papildomą klausimą man. Gerai, keliaukime tada toliau ir tada yra paskutinis klausimas, kurį mes turbūt užduodame savo klientams šitoje vietoje. Tai yra klausimai naudos, kur mes nukreipiame jau klientą į sprendimų pristatymą arba sprendimo kažkokį pasiūlymą. Tai mes šitoje vietoje norime užtikrinti, taip, ir gauti taip arba ne atsakymą. Ar teisingai suprantu, kad patvarumas jums svarbiausia? Gauname taip atsakymą, žiūrėkit, jau aš per tą situaciją supratau, kad situacija yra ieškome šiam sezonui kažko, sužinojau, kad problema, kodėl praeitų metų netinka, dėl to, kad susidėvėjo jau, tai tada žiūrėkit, ar patvarumas jums yra svarbiausias kriterijus, pagal kurį renkatės? Patvarumas svarbu. Gerai. Tai tada galbūt mano pasiūlymas yra jums tokio ir tokio audinio. Patvaresnio kažkokio audinio. Kažkas, kas laikys daugiau negu vieną sezoną. Taip, tai jeigu aš teisingai išsiaiškinu tuos situacijos, problemos klausimus, aš tada labai gražiai galiu paduoti naudos klausimą. Gavęs atsakymą taip, aš galiu keliauti į kažkokį pasiūlymą. Jeigu spalva yra svarbu, ar stilius jums yra svarbiausia, visi šitie dalykai ateina pačioj pabaigoje mūsų klausimų grandinėlės. Tai taip atrodo tie klausimai, bet aš sakysiu, žiūrėkit, jūs esat profesionalai ir jūs tikrai visi ne vakar esat gimę. Vadinasi, jūs tų klausimų tikrai turit, nes patys perkat, patys ir parduodat. Vadinasi, jūs kažką man galite ir papasakoti. Tai šitoj vietoj, sakysiu, pasipraktikuokime su tais klausimais ir šitoj vietoj kartu ir pasipildysime visi savo klausimų banką, nes tai yra bankas iš tiesų, kurį mes kaupiame tos klausimus vienas po kito, nes tai yra svarbiausia įrankiai mums. Tai mes vėlgi stabdysime, sprendinsime turinį ir aš jums šitoj vietoj parodysiu, sugrįšime į tą patį mūsų prezentaciją, tik tais jau į kitą klausimą. Ir tikiu, kad matot, čia mes praleidžiame šitą klausimą ir mes keliaujame į juos, kad suveiks jisai man. Taip, matome mes tokią situaciją. Ir aš dabar noriu, kad jūs man užduotumėt geriausius klausimus, kurie
atskleistų poreikį. Taip? Sugalvokite, o kokie tie klausimai atskleistų poreikį. Galvokim pirmiausia apie pirmąjį klausimą, situacinį. Tada aš jums atsakysiu į tą klausimą ir tada galėsime įrašyti dar vieną klausimą, kuris bus probleminis ir galbūt galėsime nukeliauti ir toliau. Tai mūsų situacija ateina į parduotuvę pora, jauna pora, ir mums reikia užduoti jiem klausimus. Pirmas klausimas, kurį mes jiem užduodam. Gerai, turime klausimą proga, taip, ar kažkokia proga. Fainas klausimas. Iš tiesų, kaip pirmas klausimas labai fainas ir mes gauname iš jų, tarkime, atsakymą. Atsakysiu į tą klausimą. Ar ieškote savo? Taip, jie atsako mum, kad ieškome abiem. Ką mes tada galime sužinoti? Ieškome abiem. Kokiai progai? Taip. Kokiai progai ieškom? Labai jūs per greitai man šitos klausimus gerus sakėt. Tai jie mums sako, kad naujų metų vakarėliui. Ką mes tada? Sako, ką mes tada užduodame? Sako, naujų metų vakarėliui. Koks kitas klausimas, kurį užduotume? Kokia tema? Super. Super. Kokia tema bus mūsų tų naujųjų metų vakarėlio? Temos nėra. Nežino, kokio įvaizdžio norėtų, temos nėra. Kokia spalva? Dabar klausimas, ar šitoj vietoj mes iš karto jau šokame į spalvas? Galbūt, bet ar mums turbūt reikia dar paklausti, ar jiem reikia, kad tie rūbai dėrėtų vienas su kitu? Taip? Toksai klausimas, aprangos kodas arba yra dress kodas, super klausimai, jie labai geri, bet dažniausiai, kai pora galbūt perka, vienas toks papildomas, kurį galėtume užduoti, ar jums svarbu, kad dėrėtumėt vienas su kitu. Ir čia mes galime tą ekspertiškumą parodyti, kad mes galime ir iš vyrų, ir iš moterų atnešti dalykus, kurie dera vienas su kitu ir žiūrėkit, jau klientas bus itin laimingas. Gerai, ir paskutinis klausimas, ir man labai fainai, kad jisai atėjo iš tikro vėlai šito vietoj, koks yra biudžetas. Nes teisingai, neturėtumėm pradėti nuo tos vietos, kur yra, o koks biudžetas. Mes galime užduoti klausimą, koks biudžetas, viskas yra gerai su šitu klausimu, nes ką mes galime padaryti, kai pasako mums biudžetą, mes galime pritaikyti tam biudžetui labai atitinkamus rūbus. Taip mes galime pasakyti, žiūrėkit, bet kai klausėt biudžeto, būtina labai paakcentuoti, sakyti, žiūrėkit, klausiu dėl to, kad. Nes žmonės labai asmeniškai gali priimti tą, o koks biudžetas, koks tavo reikalas, koks mano biudžetas, taip? Klausiu dėl to, kad galėsiu atnešti tos rūbus, kurie labiausiai telpa į jūsų biudžetą ir mes galėsime sukurti jums įvaizdį apie, taip? Tai tada užduokime tą tokį papildomą paaiškinimą, kodėl. Gerai, keliaukime toliau. Dar tai atsakymas šitoj vietoj akivaizdus, tai jie ėjo į naujamintinį vakarėlį, puikiai išsiaiškino. Dabar ateina į parduotuvę dukra su mama ateina į parduotuvę. Vėlgi, koks pirmas klausimas, kurį užduodame? Dukra su mama. Vėlgi, fantastika. Situacija, pirmiausia, mes norime išsiaiškinti, ar ieškot savo, ar ieškot dukrai. Sako, ieškot dukrai. Ką tada užduodam? Ieškot dukrai. Proga. Super. Ir vėl einame į klausimą apie progą. Proga yra šimtadieninis suknelės ieškome. Šimtadienis. Ką klausime toliau, jeigu pasakom mums šitą žodį, kurį turbūt girdit šimtadienis, ar girdėsit turbūt greitų metu, gal jau jie ir perka. Aha, kokia spalva siluetas, spalva audinys, koks modelis būtent domina. Aha, kokios suknelės, ilgos ar trumpos. Labai geri klausimai, bet visi tie klausimai eina labai stipriai apie tą jau charakteristiką pačio rūbo. Tai spalva siluetas, spalva audinys. Bet aš šitoj turbūt vietoj sakysiu, kad merginus, kurios ateina pirkti šimtadieninę suknelę, ir čia jūs tikrai, man atrodo, iš patirties rašot tos klausimus, jos dažnai turi jau įsivaizdavimą, kaip jos nori atrodyti. Taip? Jos turi įsivaizdavimą, kokia spalva, ar tai audinys, jom yra tas svajonė jų įsivaizduojama tokia.
Ir čia šitoje vietoje galima pažaisti dar bišk plačiau, neiti iš karto į tas detalės, nes kartais mes užsibelsime tos detalės. Žiūrėkit, jeigu atsakyčiau spalva žalia, audinys aksomas, o jūs tokios neturit, jau mes tada susidurėme su problema. Tai galbūt nešokime taip anksti į tas detalės, nors ta pirkėja gal ir žino tas detalės, kurias jinai turi savo mintise, bet mes galėtumėm užduoti klausimą, kaip įsivaizduojate save, gal turit viziją, taip, ir žiūrėkit, o kas būtų žiauriai fainai, galbūt galėtumėt parodyti, žinai, nuotrauką, galbūt turit kažkokio pavyzdžio, kaip jūs norėtumėt atrodyti. Ir tada mes galime pamatyti tą dalyką, taip, kur kas lengvesnis tas tada mums sprendimas yra. Tai dėl to siūlyčiau eiti šitą kelionę. Ir tada mes gausime kur kas daugiau informacijos. Tai dabar šitoje vietoje čia toks suktas dar jums klausimas, o su kuom aš kalbėti turėčiau? Atėjo taigi mama ir dukra. Mes jau supratom, kad dukrai perkam šitą prekę, bet kas perka? Kas perka šitą daiktą? Perka šitą daiktą mūsų mama. Taip, ir šitoje vietoje kartais kokia klaida yra atliekama pardaviminiai šitoje situacijoje, kad mes per daug dėmesio skiriame tada tam, kuris renkasi, o ne tam, kuris perka. Nepamirškime, kad pas ką kišenėje yra pinigai, to žmogaus nuomonė mums yra labai labai svarbi taipogi. Nepamirškime užduoti klausimo ir mamai, o kaip jinai įsivaizduoja, ką jinai galvoja. Jeigu jinai sako, čia jos reikalas, jinai kaip tegul nori, taip tegul būna, viskas ok, tada mes ir paleidžiame, bet vėlgi atsiminkime, kad biudžeto klausimas tada jau keliauja jisai pas mamą, nes pas ją yra tie pinigai, kurie yra kišenėje. Ir labai dažnai mamos turi iš tiesų savo nuomonę, kaip jos norėtų, kad kažkas atrodytų, bet ir turi poreikį, taip, ir čia šitoje vietoje jos turi poreikį kažkokį gilesnį, bet jos jo neatskleidžia, taip, jos sako, nu, nežinau, arba dar kas nors, taip. Bet galų gale ateina paskutinis tas momentas ir staiga atrodo, kad labai daug abejonių yra. Ir tos abejonės labai dažnai ateina būtent iš to žmogaus, kuris perka, ir jisai tada pastumė, sako, ne, žinok, aš negalvoju, kad čia gerai, jisai tada sukuria abejonę ir tam žmogui, tai merginai, kuri perka. Tai šitoje vietoje nepamirškime tos mamos, pasigilinkime į jos poreikius, tada mes išvengsime tų abejonių, kurios ateina šiek tiek vėliau pirkimo procese. Gerai. Šitoje vietoje stabdau, turiu dar daugiau situacijų, bet matau, kad dar yra, mes tik tai salėje daro, liko 15 minučių. Tai keliaukime toliau, dalinuosi ekranu. Ir net tuo pasidalinau. Ai. Kai skubi, padarai klaidą. Gerai, dalinuosi iš naujo. Ir taip, keliaukime mes toliau. Tai tą klausimų banką šiek tiek pasipildėme. Man atrodo, kad jūs labai puikiai jaučiate, kokius klausimus tos užduoti. Neikite į specifiką per anksti. Keliaukime su klientu, supraskime poreikį pradžiai ir tada mes turėsime mažiau problemų. Tai mes jau pabuvome toj salėje, keliaukime dabar į kitą sudedamą dalį, tai yra matavimo sezoną. Ir aš sakiau, kad pradžia ir pabaiga yra labai svarbu, bet žiūrėkit, dalį iš jūsų vienintelė vieta, kur jūs turėsite kontaktą, arba pirmas iš vis kontaktas žmogaus, ir taip gali nutikti, įvyks matavimo zonoje, o ne salėje. Tai čia irgi mes tą turime lygiai tokią pačią galę padaryti įspūdį ir sukelti gerą jausmą mūsų klientams. Tai ką mesgi galime, 3 galimybės bendraujant matavimo sezonui, kokios yra. Tai pirmoji yra pamatyti poreikį, antroji yra upsell ir cross-sell galimybės ir abejonių įveikimas. Šitoje vietoje mes ir eikime į gilį. Tai vienas akivaizdus dalykas, žiūrėkit, salėje mums reikia uždavinėti labai daug klausimų, kad mes suprastumėm, koks tai tas yra poreikis. Bet kai jie atsineša, tie mūsų klientai, rūbus jau į matavimo sezoną, tai jau mes matome poreikį. Ir šitoje vietoje mes tada galime kur kas geresnius klausimus užduoti, būtent matydami tą poreikį. Mums nebereikia spėlioti, mums nebereikia uždavinėti tų tokių situacinių klausimų. Mes galime nuspėti tam tikrus dalykus ir rodyti savo ekspertiškumą būtent per tas prekes, kurias jie turi.
Žiūrėkit, tiesa yra tokia, kad matavimo sezonoje aš neatsimenu paskutinio karto, kada mane būtų užkalbinęs kažkoks konsultantas. Ir man atrodo, čia yra tikrai labai didelis praradimas, nes man tai yra ideali vieta, atrodo, jūsų vietoje užkalbinti žmonės. Jūs matote, pirmas dalykas, tai, ko jie ieško. Šitie žmonės yra šiek tiek įkalinti toje erdvėje, būkime teisingi, taip, tai jie negali nuo jūsų pabėgti, vadinasi, jie yra labiau pasiryžę su jumis kalbėti šitoje vietoje. Ir mes iš tikrųjų jiem labai daug vertės galime atnešti, nes mes galime patenkinti jų lūkesčius greičio, atnešdami tam tikrus dalykus, galime patenkinti jų lūkesčius sprendimo, rasdami kitus dydžius ir taip toliau. Tai mūsų klientai šitoj vietoje jau jie bus kur kas laimingesni matavimo sezonoje, nes jie jau rado kažką. Ir tada mes galime labai gražiai jų lūkesčius patenkinti, bet tuo pačiu ir užduoti dar papildomą tą pardavimą, papildomą pasirūpinimą padaryti klientais. Ir šitoj vietoj mes dažnai naudojame tokius du žodžius, angliškus tokius išsireiškimus, upsell ir cross-sell. Kas tai yra? Tai pirma nuotraukytė, kur mes matome kairėje pusėje. Kai aš perku burgerį, McDonald'e ir man pasiūlo, ar norėtumėt ir sūrio ant šito burgerio, o galbūt agurkėlį norėtumėt ant šito burgerio. Tai čia yra upsell. Upsell yra, kai mes daugiau išleidžiame už kažką, ką jau ir taip pirkome. Taip, papildome tą daiktą kažkaip. Cross-sell yra situacija, kai aš perku burgerį, bet man sako, o norėtumėte bulvyčių ir kokteilio šalia to. Tai man yra pasiūlomas kažkas papildomo. Tik dabar žiūrėkit su cross-sell, kurio dažniausiai mes daugiau ir darome. Būkite labai labai atsargus. Nes vienas dalykas, kurį jūs dabar turbūt visi esate pastebėję, kad tai rinkoje bendrai tampa labai populiari taktika. Jeigu kas nors perkate, tarkim, pilatės degalus Circle K, pastebėsite, kad apsiperkant, išeinant, jau mokant už degalus, jums visą laiką pasiūlys kažką. Ir visą laiką pasiūlo. Juos išmokė tiesiog siūlyti, cross-sellinti. Bet problema čia atsiranda kokia. Ir aš susidūriau su jie praeitas užvakar. Važiavau iš mokymų, pyliausi degalus, buvo vakaras, man trūko energijos, nusipirkau energetinį gėrimą, atsinešu aš jį į kasą, jinai nuskenuoja jį ir sako, galbūt norėtumėt ir kavos šalia. Aha. Kažkaip nesąmonė, taip? Aš perku energetinį gėrimą, galbūt norėtume dar ir kavos šalia. Tai nedarykime šitos klaidos, nes man iš karto jau tai skamba kaip visiškas siūlymas tik dėl siūlymo, o ne kažkoksai aiškus cross-sellinimas. Cross-sellinimas turi būti, kai iš tikrųjų dera prie burgerio bulvytės, dera tam tikri dalykai vienas su kitu. Taip, matau, yra keliama ranka. Galite užduoti klausimą, jeigu norite, suteikiu Čia, galimybę. žinokit, ne klausimas, bet kodėl jums pasiūlė kavos ir čia kaip ir negalit nepykti ant jų, todėl kad dabar, jeigu nepasiūlai kavos, jie turi jums duoti nemokamą kavą. Tai čia iš principo ne tai matyt, kad jie nepagalvoja, bet jiem jau yra, jeigu nepasiūlys, vadinasi, jie turės jums duoti nemokamą kavą. Tai čia jiem... Ačiū už paaiškinimą. Taip, ačiū labai už pastebėjimą. Sutiksiu, galbūt tai yra ta vieta, bet man yra ir kitus dalykus siūlė tenai. Ar hotdogą, ar dar ką nors. Tai nežinau, kokia yra pas jos vidinė politika. Aš ant pačių žmonių, kurie tenai dirba, jokiais būdais nepykstu ir manau, kad jie daro gerą darbą. Jiem pasakė, kad reikia pasiūlyti, jie ir pasiūlo. Taip, tai nėra lengvas darbas, eiti visiems šypsotis ir siūlyti dalykus, kurių galbūt tiem žmonėm nereikia. Klausimas yra tai, kad tai turėtų dėrėti. Ir aš sutiksiu, galbūt šitoje situacijoje jie siūlo būtent kavą, nes jos liepia jiems siūlyti būtent kavą, bet jau kaip mano kliento akimis, jau tai nedėra, taip? Tai jau man yra kažkoks netitikimas to, ko aš tikėjausi. Tai tokie yra skirtumai tarp cross-sello ir upsello. Cross-sellas būtinai turi būti taiklus. Ir čia šitoje vietoje tas klausimas, o tai pas mus kas tai yra? Tai pardavinėjant rūbus, cross-sellas yra kaip ir akivaizdu. Taip, jeigu aš perku kažką, tarkime, įsivaizduoju, aš perku batus, mes galime pasiūlyti kažką prie tų batų. Galime pasiūlyti galbūt kojines, taip, bet galbūt galime pasiūlyti ekspertiškai, labai galime pasiūlyti diržą, nes diržo spalva turėtų būti tokia pati kaip ir batų dažnai yra, taip sakoma.
Tai mes šitoje vietoje galime cross-sellą ne tik tais ekspertiškumą savo parodyti, bet tuo pačiu ir pasiūlyti kažką tokio papildomo. Bet kas tada yra pas mus tas upsellas? Na, žiūrėkit, burgerį mes nepardavinėjom, tai mes neuždėsim nepirksit maikės ir tada ant jos neužpiešim kažko papildomai. Tai pas mus upsellas yra šiek tiek kitoks. Pas mus upsellas yra parodyti, o ką daugiau galima įsigyti. Tai yra brangiau galima įsigyti, kokybiškiau galima įsigyti. Tarkim, žmogus perka švarką ir mes jo paklausime, kur jisai jį dėvės ir jisai jį dėvės darbe kiekvieną dieną, mes galime upsellą pasiūlyti kokybiškesnį audinį. Audinį, kuris mažiau glamžosi šitoje vietoje. Taip, kurį bus patogiau nešioti kiekvieną dieną. Tai mūsų upsellas yra siūlyti kažką brangesnio. Gerai, tai pasiūlymų variantą pasipildykime. Jeigu man kažkas siūlo, jeigu kažkas perka švarką, ką mes jam galime pasiūlyti? Galime pasiūlyti marškinius, galime pasiūlyti kelnes, kurios atitinka tą švarką, taip? Jeigu kažkas perka suknelę, galime turbūt pasiūlyti kažkokius aksesuarus, galime pasiūlyti kažkokią rankinę, galime pasiūlyti kažkokį diržą. Tai šitoj vietoj aš tikrai tikiu, kad jūs turite kur kas daugiau žinių šitais klausimais negu aš. Tiesiog galvokite apie tai, kas dera vienas su kitu, nesiūlykime kavos prie energetinio gėrimo, siūlykime būtent tai, kas atitinka. Gerai, keliaujant toliau, jeigu jau mes kažką siūlome, tai tas pasiūlymas turi būti kokybiškas. Žiūrėkit, jeigu yra siūloma tik dėl siūlymo, tai tada galbūt neverta ir siūlyti. Mums reikia pasiūlyti taip, kad tai nupirktų. Tai šitoj vietoj mes turime pradėti nuo charakteristikos, kažkokios techninės detalės. Jeigu aš siūlau upsellinu ir siūlau švarką, kuris mažiau glamžosi, tai aš galiu sakyti, žiūrėkit, charakteristika, šitas švarkas yra šilkinis. Privalumas koks yra to? Tai yra audinys, kurį yra lengva nešioti, audinys, kuris nesiglamžo, nesintetika, jisai išlieka patvarus. Kokia nauda man, tam žmogui, tam pirkėjui? Tai nauda labai akivaizdi. Jums tada nereikės jo taip dažnai nešti į valyklą, jūs jį galėsite dėvėti kiekvieną dieną be problemų. Ir pavyzdys, kaip tai atrodo realybėje, tai šitoj vietoje jūs galite kalbėti per savo pavyzdžius, jie yra iš tikro labai priemami. Žiūrėkite, aš nusipirkau tokį švarką, man iš tikro pakeitė gyvenimą, seniau neždavau tiek ir tiek kartų į valyklą, dabar nešu kur kas rečiau, dabar neturiu jaudintis, kad atrodo susiglamžęs ir taip toliau. Galime kalbėti iš savo pavyzdžių. Galime naudoti pavyzdžius savo klientų, taip? Žiūrėkit, nepastatys, kad čia yra vienas populiariausių mūsų švarkų ir dėl to, kad jisai taip gerai nešiojasi. Kai kurie vyrai ateina ir nusiperka 2. Taip, tai mes naudojame tuos pavyzdžius, kurių jūs tiek daug turite savo kasdienybėje iš tikro. Tai einame naudos grandinėlę labai paprastai. Charakteristika, viena techninė detalė. Koksai yra privalumas, kur yra nauda ir tada atiduodame pavyzdį. Tai yra toksai patikrintas, lengvas būdas suprasti mūsų argumentaciją. Ir be abejonės mes turėsime klientų ir abejonių tam tikrų. Žiūrėkit, sugrįžkime į tą pavyzdį su mūsų šimtadienio suknele. Šimtadienio suknelę mes galime išgirsti tokią abejonę, kad jinai yra nepakankamai puošni. Tai kaip mumgi sutvarkyti tokią abejonę? Mes matom, kad suknelė puikiai tinka, mamai tinka, gražiai atrodo ir atsiranda tokia abejonė, o galbūt jinai nepakankamai puošni. Tai kągi man padaryti? Tai pirmas žingsnis mums yra labai svarbu išklausyti. Nešokime argumentuoti ir kalbėti naudos labai kalba iš karto, išklausykime. Aktyvus klausimas yra, mes žiūrime į akis, mes linksime, mes atkartojame tam veidrodinį tam tikras emocijas, kurias tas žmogus patiria. Kitas mūsų žingsnis yra sutikti ir atspindėti. Mes galime, ir šitoje vietoje mes iš tikro galime sutikti, iš tikro tai nėra galbūt pati puošniausia. Ir tada atspindėti, tai atspindėkime tą emociją, kurią jaučia tas žmogus. Tai suprantu, kad labai sunku yra rasti tą tokią pačią puošniausią suknelę, taip? Ar labai puošnią. Ir dar kaip nuspėti, o kaip kiti bus apsirengę, taip? Tai mes atspindim emociją, mes parodome empatiją šitoje vietoje. Kitas žingsnis, mes norime suvokti. Tai užduodame papildomus klausimus. O kasgi tau būtų puošnu? Taip? Kaip tu supranti puošnumą šitoje vietoje?
Ir tada mes ieškome sprendimo. Ir čia pasiūlymas galbūt galėtų būti aksesuaras. Mes sakome, žiūrėk, kartais galime mes tą puošnumą sukurti ne su pačia suknele, bet su kažkokiu papildomu dalyku, su aksesuaru, ar tai rankine, ar tai karoliais, ar tai auskarais ir taip toliau. Ir kartais labai paprastas apdaras, uždėjus tam tikrą diržą, tampa labai puošnus. Ir tada mes norime įsitikinti, kaip galvojam, ar sutinki, kad mes gautumėm uždarą tą klausimą, taip arba ne atsakymą šitoj vietoj. Ir tas turėtų mums padėti įveikti dalį tų abejonių, su kuriomis mes susidurime. Bet kartais tai yra abejonė, o kartais tai iš tikrųjų yra objektyvus kriterijus. Ir kartais mes nežinome, ar tai yra tiesa, ar tik sudvėjojimas paskutinėme taške. Tai šitoj vietoj mes norime išsiaiškinti. Mes galime naudoti įvairiausias taktikas, tarkim, galime sakyti, tarkime, o jei būtų būtent tai, ko jums reikia, ar tada galėtume pasikalbėti, mes galime sakyti, ar dar kas nors, bet to, ką pastebėjote, ar yra dar kokių nors priežasčių, kurios jums trukdo, gal vis dar dėl ko nors abejojate. Mes galime atidėti, sakykime, atidėkime šitą klausimą šiek tiek vėliau, pasižiūrėkime į kitus rūbus ir pakalbėsime apie tai vėliau, ar dar kas nors jums keltų abejonių, jeigu vėliau mes apie tai kalbėtumėm. Ir mes galime asmeninių prielaidų metodas, kai klientas mums nepasako, jisai sako, tik tais pagalvosiu, mes galime pradėti jau kelti tas nuostatas šiek tiek į viršų ir mes sakom, ar abejonių jums kelia gaminių kokybė, ar kaina, ar dar kas nors. Tiesiog duodam kuo daugiau informacijos, kad žmogus mums patvirtintų arba paneigtų tam tikrą dalį. Gerai, ir keliaukime taip tom paskutiniam minutėm, kaip ir jūsų klientai paskutinėje savo stotelėje, jie užeina būtent atsiduria kasoje. Tai kągi mes galime, kokiasgi tos 3 galimybės bendraujant kasoje. Ir čia tos galimybės vis dar yra cross-sellas, vis dar yra sprendimas problemos ir būdas palikti gerą tą emocinį įspūdį. Ir čia iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Tai ką mes turime omeny cross-sellas, vėlgi kasoje mes galime pasiūlyti dar kažką papildomai, tik tais būkime labai kruopštus šitoje vietoje, žiūrėkime, ką žmogus perka ir galbūt galime pasiūlyti kažką mažo, nes kodėl Maximoje ar bet kokioje parduotuvėje būtent snickersai yra sudėti pačioj pabaigoje, todėl kad šitoj vietoj mokslininkai yra ištyrę, kad jau kasoje žmonės labai sumažėja jų rezistencija arba atsispyrimas mažiem dalykam, kurių jie liktais trokšta, bet kartais savo neleidžia. Tai kai padedame pačioj pabaigoje, jie kur kas mažiau atsispiria tam ir jie dažnai pasiema tą dalyką. Tai mes čia galime pasiūlyti mažus dalykus, ką didžioji dalis jūsų parduotuvių jau ir taip daro, pas jūs yra tam tikri mažesni dalykai, kurie yra parduodami už mažesnę kainą, padėti būtent prie kasos. Čia mes galime išspręsti tam tikrą problemą. Ir čia jūsų darbas ir yra palikti tą gerą įspūdį pačioj pabaigoje. Tai nepamirškime paklausti, labai svarbu, ar viską radot, ar radot tinkamus dydžius. Atrodo elementarus dalykas, bet čia mes galime tikrai laimėti labai gerą klientų aptarnavimą, būtent išspręsdami problemą kasoje, užsakydami, rasdami kitą parduotuvę. Jeigu žmogus pats neatsineša, mes dažnai to nepadarome, o čia mes galime patys paieškoti. Vienas klausimas, kuris atneša labai didžiulę vertę. Ir kitas dalykas, tai mes norime palikti tą gerą emocinį įspūdį. Tai paprasti vėlgi dalykai ir kaip ir sakiau pačioj pradžioj. Žmonės atsimena pradžią ir pabaigą. Tai paprasti higieniniai tokie dalykai kaip šypsojimas, palinkėjimas gražios dienos ir darant tai nuoširdžiai yra tas svarbus mums aspektas pačioje pabaigoje, nes tai yra aspektas, kurį mūsų klientai atsimins. Ir šitoj vietoj aš taip sakysiu, kad eina į pabaigą mūsų paskaita ir norėčiau taip paskutinę mintį taip užbaigti. Tai, kad iš tikro, nuo ko ir pradėjau, kad yra ta šypsenos kaina. Taip, mes iš tikro, kaip dirbdami klientų aptarnavime, kainuoja tai mums daug energijos, kainuoja tai mums ganėtinai daug. Ir kai mes sakau, aš jums labai lengva ranka, sakau, nusišypsokite, darykite tai nuoširdžiai ir taip toliau, jums galbūt skamba jo, pats ir daryk tą nuoširdžiai ir kiekvieną dieną ir su kiekvienu klientu. Tai šitoj vietoj investuokime į save. Mano tikrai toksai noras jums yra, ta kaukė, kurią mes užsidedam, viskas yra ok, bet atsakykime savo į klausimą, o kodėl man tai yra svarbu, tada man tą kaukę dėvėti bus kur kas lengviau ir aš iš tikro galbūt net nebe kaukę dėvėsiu, o tapsiu geras aktorius,
arba iš tikrųjų tuom tikėsiu ir tuom gyvensiu. Bet kitas dalykas, investuokime į save ir į savo atsparumą. Mūsų atsparumas kyla tada, kai mes esame gerai pailsėję, kai mes suprantame, ką mes galime kontroliuoti, ko negalime kontroliuoti. Mūsų atsparumas didėja, kai mes turime socialinį ratą, tai yra žmonės, kurie mes galim pasiskųsti, žmonės, su kuriais mes galime pasikalbėti. Mūsų atsparumas didėja, kai mes žinome, o ką man daryti, kai man yra labai sunku. Kaip man tą emociją savo pasilengvinti šiuo momentu. Ir kiekvienas iš mūsų turime savo įrankius, kaip tą pasidaryti. Ir mūsų atsparumas didėja, kai mes turime savo kažkokią išmintį. Taip? Kažkokia išmintis, kuri mane veda kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, mano išmintis ir tas praeis. Taip? Ir nesvarbu, kas blogo man nutiktų, aš sakau, ir šitas dalykas praeis. Ir mes rytoj galėsime gyventi iš naujo. Tai šitoje vietoje aš ką norėčiau jūs paskatinti, namų darbam tokiem, jeigu taip užbaigiant, stiprinkime save, savo atsparumą, kad mes galėtume būti geri, profesionaliai aptarnaujantis ir parduodantis konsultantai, stiprinkime save, pasidarykime net galbūt tokį planą savo, užsirašykime tam tikrus dalykus, kai man sunku, pas ką aš einu pas šitą žmogų pasikalbėti, kai man sunku, ką aš darau, kad emociją pagerintų, aš valgau šokoladą, aš einu pasivaikščioti, aš einu pabėgioti ir taip toliau. Kai man sunku, ką aš savo kartoju, kokia ta išmintis. Ir šitas atsparumo didinimas jums tikrai padės kiekvieną dieną, kad ta kaina šypsenos nebūtų tokia didelė. Ir čia aš dėkoju jums už skirtą laiką, dėkoju už klausimus, kuriuos jūs man pateikėte, dėkoju už dalyvavimą užduotyse. Tikiuosi, kad šitos dvi mūsų paskaitos atnešė tam tikrų žinių, ne tik tais apie tą vidinę psichologiją, o kodėl aš kartais elgiuosi taip arba kitaip, bet ir atidavė tam tikrus įrankius, o ką aš skirtingose vietose galiu padaryti. Nepaslaptis, kad daliai jūsų turbūt šitie dalykai yra žinomi, nes jūs esate savo sričių profesionalai, tai taip užbaigiant, tai būna tik priminimas, kad tai jūs darote ir galite daryti labai gerai. Ačiū Jums už skirtą laiką ir linkiu gražios ir darbingos dienos.